Sveikučiai! Šiandien gaminam makaronus su dviejų rūšių žvėrienos mėsa. Man toks patiekalas primena stovyklavimą prie ežero, bet galima pasidaryti ir kamadę. Naudosiu briedienos konservus ir šernienos konservus. Papildomai įdėsiu druskos, pipirų juodų, čili dribsnių, taip pat dar česnakų, svogūnų, petražolių šiek tiek džiovintų, dar reikės truputį aliejaus ir šoninės, kad būtų skanu. Ir žinoma, reikės makaronų. Kuriu kepsninę ir šiaip jau temperatūra nėra labai svarbi, turėtų būti apie 150 laipsnių Celsijaus, bet gaminsime puodę. Tokį patiekalą galima gaminti ant laužo, galima gaminti kazanę, galima gaminti kaip aš šiuo atveju kamadę, tik tai reikia kietaus indo. Jį reikia pakaitinti, bet nereikia perkaitinti, kad neprisviltų. Tai pradžiai įkaitinam tiesiog tuščią indą šiek tiek, tada dėsim šoninę ir po to svogūnus. Kad lengviau pradėtų kepti tą šoninę, įdedu truputėlį aliejaus, bet galima to ir nedaryti. Galima tiesiog dėti šoninę ir palaukti ilgiau, kol jinai pradės išskirti riebalus ir viskas pradės po truputį kepti. Kiek tos šoninės reikia dėti priklauso nuo to, kokie yra konservai, nes dažnai į žvėrienos konservus yra dar įmaišoma kiauliena, nes žvėrienos mėsa yra labai liesa. Kai šoninė paleidžia riebalus, iš karto dedu svogūnus ir juos reikia tiesiog nesukepti, tiesiog, kad jie pasidarytų minkštesni, truputį pasitroškintų. Į svogūnus iš karto dedu ir prieskonius, tai reikėtų aišku žinoti, kokio sūrumo tie jūsų konservai, kiek ten prieskonių pridėta, bet aš kadangi darau ne pirmą kartą, tai žinau, kad reikia papildomai dar pridėti ir druskos, ir pipirų. Dar labai tinka kokios petražolės, šiuo atveju dedu džiovintų, galima kažkokių ir kitų žolelių, kurios jums patinka, pavyzdžiui, čiobrelių. Na ir česnakus dedu paskutinius, kad jie kuo mažiau prisviltų, bet turi truputėlį pasitroškinti. Toliau dedu mėsą, ją po truputį šildau, kad išsilydytų visi riebalai ir taip pat šaltiena, ta, kuri dėžutė yra, o tuo metu dar reikia pasivirti makaronų. Kadangi lauke labai šalta, tai makaronus verdu tiesiog ant viryklės ir jų nereikia pervirti. Makaronai turėtų, jeigu parašyti ant pakelio virti 12 minučių, tai virkit trečdaliu mažiau, kokias 9 minutės. Nes jeigu išvirsit juos iki galo, tai tiesiog gausis košė ir nebus labai skanu. Gaminant ketaus puodę reikėtų žiūrėti, kaip viskas verda, kaip intensyviai ir pagal tai reguliuoti kepsninės temperatūrą. Tai virimas neturi būti labai intensyvus, po truputį viskas turi šilti ir tiesiog jau matysis, kai pasidaro ta mėsa minkšta, jinai pasileidžia, o jeigu atrodo, kad trūksta skysčio, tai reikėtų pridėti makaronų nuoviro. Kad skonis būtų geresnis, tai tikrai rekomenduoju įdėti dar rūkinimui pagaliuką į anglis. Tokiu atveju bus dar šiek tiek ir dūmo kvapo ir skonio, tai labai praturtina. Dar labiau primena stovyklavimą. Priklausomai nuo to, kiek mėgstat prieskonių ir kokius, galima dar papildomai įdėti arba aštraus padažo, arba Worcesterio padažo, arba ir to. Netgi gaminant gamtoje daug vietos neužima ir tikrai labai praturtina skonį tokie dalykai. O konsistencija tokio troškinio turėtų būti panaši į tirštą sriubą. Na, o toliau dedam makaronus, kurie yra dalinai apvirti, kaip minėjau, jie nėra pilnai išvirę. Ir juos dar kartu patroškinam kokias 5 minutės, kad įsigertų skoniai ir viskas susimaišytų gerai. Tai tiesiog pamaišant, kad nesviltų, reikėtų dar truputį pakaitinti. Man gaminant troškinius idealiausia temperatūra yra apie 150 laipsnių, bet labai priklauso nuo jūsų indo ir turimo kamado. Galima, aišku, viską daryti ir paprasčiau, tiesiog į karštus makaronus sudėti mėsą, bet tikrai truputį įdėjus daugiau pastangų, visi valgytojai tai įvertins. Beje, tokį mėsą galima troškinti ir kartu su bulvėmis, kas irgi yra labai skanu. Na ir kad jau visai būtų gerai, tai jeigu turit sūrio, dar galima jo užsitarkuoti papildomai ir galima užsidėti dar papildomai ir prieskonių kažkokių žalumynų. Tai šiuo atveju dedu džiovintų svogūnų laiškus. Tiek skonis, tiek kvapas primena tikrai ant laužo darytą makaronų troškinį su mėsa. Rekomenduoju pabandyti. Skanaus ir iki kito karto.